tokia labai graži penktadienio popietė ir šį kartą išsiruošiau į šiek tiek įdomesnį žygį. Dabar esu Vilniuje ir iš čia išvažiuosiu automobiliu. Galutinis taškas yra Portugalijos sostinė, bet pakeliui pats svarbiausias kelionės tikslas yra piligriminė kelionė Švento Jokūbo keliu į Santiagos de Compostelos miestą. Ir į ten keliausiu automobiliu, tada piligrimausiu, aplankysiu Europos įdomybės, tai yra teks pravažiuoti visą Europą ir tuo pačiu automobiliu grįšiu namo. Tai vien kelionė turbūt užtruks mažiausiai 8 dienas kelyje. Na ir visos kitos lankytinos vietos pakeliui. Tai štai toks nuotykis laukia, jau daiktai sukrauti, automobilis paruoštas, pasiruošęs važiuoti ir po kelių minučių išjudėsiu. Antra stotelė mano kelionėje, prie didelių kelių, didelės ir stotelės, tai tik ką kirtau Varšuvą ir pirma tokia vakarietiška didžiulė stotelė, kur yra ir maitinimo vieta, ir kitoj pusėje didžiulė kolonėlė, galima kavos pasimti, pasėmiau aišku, nes maniškiai jau baigėsi, įveikiau 600 km, tai visiškai nedaug, bet pasižiūrėjau į žemėlapį ir fainas momentas tas yra, kad už 400 km jau ir Dresdeno miestas, tai labai norėčiau ten apsinakvoti ir norėčiau iš tiesų nakčiai sustoti Vokietijoje, ne Lenkijoje, tai tiesiog išgeriu kavą ir bandau įveikti tuos 400. Pirma diena kelionės baigėsi, nuvažiavau kažkur 1100 km ar 1200, tiksliai nepasakysiu, nes norėjau susirasti tokią normalią didžiulę aikštelę, kur daug miegančių žmonių, yra maitinimas, va čia matosi šiek tiek, kolonėlė ten už manęs yra ir anoje pusėje priešaky, tai ryte parodysiu pravažiuodamas, nežinau, koks 1000 fūrų stovi, dar vienas restoranas, tada viešbutis, daugybė tokių gražių ramių vietų pernakvoti. Aš aišku nusprendžiau čia, šitoj vietoj pasilikti. Jinai tikrai saugi, prie pat visą parą veikiančios kavinės ir kolonėlės. Ir čia policija prasuka karts nuo karto, mačiau. Nepaminėjau, kad esu Vokietijoje. Ir jau įvažiavęs porą šimtų kilometrų. Tai rytoj laukia kelionė per Vokietiją ir matyt kažkur tai sustosiu ties Paryžium nakvoti, o trečia diena jau bus Ispanija ir link galutinio tikslo. Tai kelias buvo puikus, mašinų buvo nedaug, atvažiavau labai greitai. Tiesa, Lietuvoje užsipyliau kuro, tai man jau užteko 1000 kilometrų. Labai ekonomiškai važiavau, tai va čia šiek tiek buvo streso, reikėjo naktį susirasti kolonėlę, tokią automatinę susiradau mažam miestelį, kur kažkokia kompanija vaikinų su savo automobiliais paišė saulutes ten toj benzino kolonėlėj naktį, toksai visiškai apleistas miestelis mažas. Tai užsipyliau kuro ir po 100 km nutariau čia pasilikti nakvoti. Tai dabar automobiliai gal nelabai čia matosi. Kur čia pas mane šviesa, kol kas dar nesimato, lova neįrengta, bet netrukus čia bus lova su visą patalinę, daiktus persikėliau štai čia į priekį, labai daug daiktų ir neturiu. Ir įsitaisau, išsimiegu, atsikeliu papusryčiauju ir dumiu sekantį 1000 km per vidurį Europos. Tai tiek šiai dienai, iki. Tai tik ką pabudau Vokietijoje, aikštelėje, kurioje vakar vakare prisiparkavau. Štai taip jinai atrodo, labai daug vietos, būtent šita dalis yra skirta lengviesiam automobiliam miegoti. Ir čia daugiau tokių didesnių automobilių, bet šiaip yra keliautojų ir su paprastais automobiliais. Štai ten matosi viešbutis,
Iš kitos pusės vadinama buvo kolonėlė, nesimatys čia įvažiavimas ir galima pavalgyti. Šiaip tokią aikštelę susirasti buvo gana sudėtinga, nes pagrinde yra nedidelės aikštelės, kurios yra tik miegama, be jokių paslaugų. Ir tokios didesnės turbūt būna kas kokius 50 km ar dar rečiau. Va, ir sakykime irgi, jeigu kuro reikia, tai būna šiek tiek sudėtingiau naktį susirasti. Bet iš principo rekomenduoju būtent nakvoti tokia aikštelė, tikrai yra saugu. Yra daug žmonių čia šalia, yra policija, prasuka vieną kitą kartą. Va, tai puikiai pailsėjau, dabar susitvarkau daiktus, pasiverčiau automobilį į automobilį ir keliauju tolyn. Šiandien tikslas yra pasiekti Prancūziją. Va, kertant Belgiją ir matyti jau kitą naktį nakvosiu Prancūzijoje. Trečia kelionės diena bus jau Ispanijoje link pradinio piligrimystės taško. Tai tiek, iki. Maisto ir labai įdomus pasirinkimas. Už mane saldi, o kitoj pusėje matosi Lidlas. Tai ką dabar pasirinkti? Na ką, kaip ir priklauso, užėjau į Aldi su Lidl maišeliu. Va, ir likau nustebintas, kokios čia žemos kainos. Tikrai kaip pas mus Lidle. Va, ir galim pasižiūrėti, kas čia gero pas mane atsirado krepšy. Jo, tai kokios kelionės be tūno salotų, kažkokių tai kruopų papildomai, kas čia yra vokiškos bulvių salotos, nu jau be šitų, tai iš viso čia nėra ko važiuoti į Vokietiją. Tada, gal reikia ir sveikuoliškai šiek tiek gyventi, tai smūfis kažkoks su daug vaisių, labai papigieniškas. Jo, tada bananai, burbulinė arbata, nežinau ar geriama, kažkokia kava, 70 gal centų kainavo vanduo. Nu ir aišku, visiška vokiška klasika, kai gyvenau Vokietijoje, jokiam ofise nerastum šaldytuvo, kuriame nėra gazuotų obuolių sulčių. Tai tiesiog čia aišku pigiosios, bet negalėjau susilaikyti, neparagauti, nes buvo labai mėgstamas mano gėrimas čia gyvenant. Nu ir aišku, jeigu gazuotų turiu, tai ir negazuotų paėmiau. Tai va, toks grobis, jau čia tikrai man visai dienai visko per akis. Tai tiek šiam kartui ir iki kitos stotelės. Važiuoju ir galvoju, sustosiu šiek tiek trumpam čia, tokia nedidukė stotelė, užeisiu į tualetą ir kažkaip tai žiūriu, ten tie užrašai nebevokiški. Tai galbūt dėl to, kad esu Prancūzijoje. Tai bevažiuojant net nepastebėjau, kur baigėsi Vokietija, prasideda Prancūzija. Tiesiog buvo tokia policijos palapinė, po to supratau jau, kai ją pravažiavau su daugybė policijos ir iš Prancūzijos į Vokietiją važiuojančias mašinas ten stabdė. Tai čia tos sienos iš tiesų, būnant Europos Sąjungoje, toks jausmas, kad neegzistuoja. Dėl to, kad nei pasų čia reikia, nei kažkas kažkur tikrina, nei stabdo. Tokia mini pasienis buvo įvažiuojant į Vokietiją. Tokios irgi nestacionarios palapinės buvo pastatytos, tai ta prasme irgi pasirinktinai mašinas tikrino, tas Lenkija iš vis nieko nebuvo. Žodžiu, vienas malonumas, tai esu 300 km nuo Paryžiaus ir įveikęs tuos kilometrus, kažkur apie 10 vakaro, tiesiog apsistosiu kažkur nakvynėje. Ir sekanti diena jau bus kirtimas Prancūzijos-Ispanijos sienos ir toliau keliausiu į Ispaniją. Vėl 1000 km dar kartą.
ir nakvosiu Ispanijoje, o tada jau pabudus bus likę ten 300 km iki piligrimystės pradžios, iki tos vietos, nuo kur pradėsiu. Tai štai tokia kelionė, važiuoju link Paryžiaus. Na va, pagaliau patekau į savo nakvynės vietą. Šiandien nuvažiavau apie 1200 gal kilometrų, viršiau visus savo rekordus. Ir irgi ieškojau normalesnės vietos ir kuras kaip visada pasibaigė, nes tik 1000 galima nuvažiuoti. Tai dar užsukau į miestelį, tas pats buvo prieš 1000 kilometrų Vokietijoje, kažkokį miegantį tamsų miestelį. Tarp uždarytų prekybos centrų, ten reikėjo klaidžioti labirintuose kaip escape room'e, tada rasti automatinę kuro kolonėlę ir išmokau naują prancūzišką žodį gazolė, kas yra dizelinis kuras lietuviškai. Va, tai užsipyliau kuro, tada vėl pusvalandį važiavau iki mokamos autostrados. Tai šiaip Prancūzijoje autostrados mokamos ir už gabaliuką iki Paryžiaus sumokėjau 23 eurus, pakankamai brangiai. Žiūrint į tai, kai Lenkijoje ir Vokietijoje jos visiškai nemokamos. Va, o mano nakvynės vieta tai yra Shell kolonėlė ir jinai čia veikia visą parą, yra maitinimas, vėlgi visos paslaugos, apšviesta, saugu. Čia gretimais irgi dar vienam automobilį miega žmonės. Na ir mano vieta irgi čia, o ryte atsikėlęs galėsiu pasinaudoti paslaugomis, kažką užkasti ir judėti toliau. Tai tiek šiam vakarui ir iki rytojaus jau susimatysime kelyje per Ispaniją. Iki.